siūlau kartu su manim pasimokinti būdą, kaip išpjauti skyles tiesiai Bamboo Studio programai ir tai tikrai, manau, daugeliu atveju pravers, ypač jeigu atsisiunčiat kokį nors 3D modelį ir jisai nėra išbaigtas tiek, kiek jums reikia kažkokių skylių galbūt varžtams ar panašiai. Čia šiek tiek bus patarimai, sakysiu taip, labiau gal pažengusiems, bet siūlau turėti omeny, kad jie egzistuoja ir galim atlikti korekcijas net ir Bamboo Studio programos viduj. Tai kad mes išpjautume skylės, nuo ko mes turim pradėti, tai tiesiog spūstelim ant to modelio, ant kurio norim atlikti kažkokią korekciją, paspaudžiam dešinį klavišą, čia matom daugybę skirtingų parametrų, bet mes apsistosim tiesiog ties Add Negative Part. Negative Part tai reiškia iš esmės lygiai tą patį, ką Tinkercad reiškia minusas, tas hole. Kai mes kažkokį objektą paverčiam skylę ir jis automatiškai iš mūsų dabartinio objekto išpjauna tokios pat formos skylę. Tai jeigu mes į šitą objektą įdėsim cilindro formos, čia turim daug skirtingų variantų, įdėsim cilindro formos negative part, tai yra minusą, ne? Tai ką mes pamatysim, paspaudžiam cylinder, mes matom, kad išmeta lentelę, kad mes peršokom į kiekvieno iš objektų atskirus nustatymus. Tai neišsigąskit to, va čia va yra nustatymas global, tai reiškia, kad visi bendri nustatymai, iki šiol mes tik juos spaudinėjom. Ir tada objects, tai yra visi čia į vieną plokštumą sudėti objektai ir nustatymai atskirai kiekvienam iš jų. Tai paspaudžiam OK ir mes matom, kad čia objektai yra išskaidyti. Yra ant pirmos plokštės, yra pieštukinė atvira, tai čia šitas modelis, jeigu spusteliu man parodys, paspaudžiu pieštukinė atvira, tada yra pieštukinė pilna vidurė ir pieštukinė pilna vidurė, čia įsivaizduokit tarsi kaip aplankas. Ją sudaro dvi formos. Viena šita, kurią įsikėlėm ir kita yra ta skylė cilindro formos. Jeigu aš tai čia varnelę spusteliu, tai čia išsiskleidžia arba susiskleidžia šitas aplankas. Tai čia aš turiu pilną vidurę formą, čia turiu generic cylinder, tai reiškia tą formą, kurią sukūriau kaip minusą. Tai jeigu aš paspaudžiu ant jo, galiu aš jį savo ramiai stumdyti, galiu ir šitą stumdyti kartu, jeigu noriu atskirai stumdyti, tada turiu paspausti ant pieštukinės ir pastumdyti ją. Kyla klausimas natūralus, kaip mums viską čia gražiai sucentruoti. Tai iš pradžių, ką aš siūlau padaryti, tai paspausti ant mažojo cilindriuko, pasižiūrėti į vaizdą iš viršaus, lygiai tie patys principai kaip Tinkercad, paspaudžiu top, užtempiu jį daugmaž per centrą, čia nereikia didelio tikslumo kol kas, tada paspaudžiu S raidę, kad tą mažą cilindriuką padidintume, paimu už vieno iš kampų, jį padidinu trupučiuką, galim įrašyti iškart matmenis. Jeigu žinom, kad išorė mūsų pieštukinės yra čia daugmaž 40, tai galbūt mums čia užteks 35. Ir matau labai panašų rezultatą kaip čia. Ir tada, kad aš viską gražiai sulygiuočiau, tai man reikia įdėti šiek tiek daugiau pastangų, negu tik tai jį pastumdyti ir įrašyti matmenį. Tai kai aš turiu tokį padriką vaizdą, ką aš galiu padaryti, tai paspausti jį ant kiekvieno iš tų objektų, pieštukinę pilną vidurę, paspausti funkciją move ir čia mano mėgstamas triukas tiesiog įrašyti koordinatės visur nulius. Jeigu įrašau x 0, y 0, z 0. Tada paspaudžiu ant kito objekto, generic cylinder, ir lygiai tą patį padarau. Įrašau čia 0, čia 0, čia 0. Kas tada nutinka? Tai kad abu objektai atsiranda visiškai per tą pačią koordinačių sistemą, ties tuo pačiu nulio tašku. Jeigu nutiktų taip, kad jūs spustelit ant objekto būtent ant plokštės esančio, o ne štai čia naršykliai, tai kas nutiks, parodysiu pavyzdį, paspaudžiam ant šitos pieštukinės, ir jeigu paspaudžiu move ir įrašau 0, ir čia 0, tai jinai šoka į nulio tašką, kuris yra būtent šitos plokštumos kampe. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu nutiks taip, kad jūs spustelsit čia ant objekto, tai jis nušoks į koordinačių sistemos tašką čia. Bet tai nėra blogai, vėliau galėsit viską pastumdyti ir pasikoreguoti. Jeigu matot va tokią baltą liniją, tai reiškia, kad objektas yra kiaurai dugne, tai programa automatiškai traktuoja vos ne kaip objekto nukirpimą. Tai galim jį pakelti į viršų. Tai va, tai grįžtų į tą pavyzdį, kur mes turim pilną vidurę pieštukinę. Tai aš kaip sakiau, jeigu pasirenku štai čia, tai man prikabina prie viso šito aplanko koordinačių sistemos ir tai yra tiesiog šitoj vietoj. Ir kadangi aš abu objektus prikabinau prie nulio, paspaudžiu generic cylinder ir tada paspaudžiu S raidelę. Kažkodėl neįsijungia, jeigu neįsijungia, paspaudžiu scale, štai čia.
pasisuku vaizdą šonu, paspaudžiu front, lygiai taip pat irgi kaip Tinkercade ir paimu už kvadratėlio, padidinu aukštį. Taip pat kaip Tinkercade aš ištempiu į viršų ir tada paspaudžiu Move ir su rodiklyte pajudinu trupučiuką į viršų. Tai va, matom, kiek pajudinom. Ir ką aš dabar turiu? Tai turiu pilną vidurį 3D modelį, kurį aš įsikėliau. Ir tada turiu sukūręs skylę, tą negative part, kuri išpjaus iš modelio skylę. Tik šitoj programoje, lyginant su Tinkercadu, mums nereikia daryti jokio grupavimo, mums tiesiog tai reikia paspausti Slice Plate ir pamatysim rezultatą. Sutalpinti visas 3D spausdinimo žinias į kelias minutės pakankamai sudėtinga, todėl video, kurį žiūri, yra tik ištrauka iš mano mokymų 3D spausdinimo startas kartu. Ten praeinam visą spausdinimo procesą net 2 kartus, kai ieško modelių internete ir juos gaminam, ir kai kūrėm modelius patys ir juos gaminam. Ir iš esmės aš pats nusiperku tą patį 3D spausdintuvą, kartu išpakuojam ir praeinam visą procesą kartu. Tai apsvarstyk įsigyti tuos mokymus, o dabar neriam atgal į video. Slice Plate. Laukiam, šiek tiek ilgiau laukiam negu įprastai, kadangi reikia programai apskaičiuoti viską. Ir turim realiai lygiai tokį patį rezultatą, iš esmės suprojektavę Bamboo Studio programai, nors prieš tai čia skylės nebuvo. Tai dydis trupučiuką skiriasi, bet jį galima pasireguliuoti keičiant to štai čia esančio cilindro dydį. Jeigu štai čia matau skirtumą, kuris man netinka, tai reiškia noriu, kad ta vidinė ertmė pieštukinės būtų trupučiuką mažesnė, vienoda su šitu mūsų modeliu, tai aš grįžtu tiesiog į Prepare, paspaudžiu ant to Generic Cylinder esančio pilna viduriome modelyje, tada paspaudžiu Scale ir tada pastumdau štai šitą kamputį. Atkreipiu dėmesį, kadangi mes sulygiavom šitus modelius ties koordinačių sistemos centro tašku, tai jie ir juda iš centro, tai reiškia didėja ir mažėja proporcingai iš centro. Čia galim tiesiog pakeisti skaičiuką į 34 ir tada paspausti Slice Plate. Tai reiškia 1 mm mes pamažinom tą cilindro skersmenį. Spaudžiu Slice Plate ir žiūriu, ką turiu. Nu va, dabar turiu labai panašų, tikėtina, kad vos ne tokį patį rezultatą, kaip ir suprojektuota Tinkercad, tačiau čia padariau projektavimą pats tiesiai Bamboo Studio programai. Tai lygiai tokiu pačiu principu galite išsipjauti įvairias skyles varžtams ar panašiai. Tai šitą visą projektą lygiai taip pat išsisaugosim. Paspaudžiu Prepare, paspaudžiu bet kur, kad nusiimtų pažymėjimas. Paspaudžiu A, jos sulygiavo daugmaž. Paspaudžiu Ctrl A ir čia mano perfekcionisto problemos. Pastumiu jį tiesiai per centrą. Spaudžiu Slice Plate dar kartelį ir tada visą šitą projektą galiu išsisaugoti. Tai spaudžiu File, Save Project S. Ir mano tikslas, kaip įmanoma geriau perduoti 3D spausdinimo žinias būtent tau. Tai jeigu apsvarstysi mokymus 3D klasė LT puslapyje, būsiu labai dėkingas, o dabar iki kitų kartų.